Labą dieną, mėly tinklalaidės Proskina žiūrovai. Šiandien mes tęsėme pokalbių ciklą su filologu, vertėju Kazimieru Seibučiu. Labą dieną. Labą dieną. Pereitą kartą mes labai įdomiai kalbėjomės apie knygą. Tu pasakei, kad gyvendamas su akademinė knyga, paties akademinio pasaulio, sluoksnio nepasigendi. Kodėl? Nėra galbūt akivaizdu atsakyti, bet jeigu įsivaizduoti ir nesvarbu, ar mes postuluojame bet kokią bendruomenę tarp jų ir akademinę, ir mes postuluojame tam tikrą režimą. Tas režimas gali būti linijinis ir iš tikrųjų, jeigu mes paimtumėme tokią akademinę bendruomenę linijinę prasme, tai yra tam tikras žinijos perdavimo užtikrinimo būdas ir jame gali būti, jame gali nebūti ir iš tikrųjų mes visi su tuo susidurėme jau nuo mokyklos pradžios ir paprastai tas yra priimama kaip tokia duotybė, kaip oras, kuriuo kvėpuojame ir atrodo, kad šiuo metu kai yra vis. Ir kai visi eina į mokyklą, atrodo, tai yra tokia absoliuti duotybė. Ir aš pirmą kartą susidūriau, kai kontroversiškai, ar nežinau net kaip pasakyti, tarsi vyksta toks pertrūkis tame linijiškume ir man turbūt čia yra 11 metų ir aš nežinau, apėmė tam tikras toks pojūtis ir nežinau, instinktas, kas tokiame mažame vaike gali apimti. Ir aš neprisimenu, aš prisimenu tik patį faktą, kad mane apėmė noras pabėgti iš pamokų. Ir kadangi aš nemačiau, nebuvau susidūręs nei vienu su tokiu atveju ir pats niekada nebuvau pabėgęs, bet atsirado toks nenugalimas impulsas ir aš nežinau net kaip daryti tą pabėgimą iš pamokų. Ir tai aš viso labo tam pačiam koridoriui 45 minutės prastovėjau už tokių pusiau pravirų durų, maždaug gal už kokių ten 7 metrų nuo klasės. Ir iš tikrųjų manau, kad tas stovėjimas už durų buvo sunkesnis dalykas negu sėdėti suole. Ir kadangi man galvoje liko tik toks vaizdinys, tai iš tikrųjų toks pirmas sandoris, kai man pertrūko toks linijinis daiktas ir jis toks sunkiai pasakomas, bet jis galbūt jau buvo nuoroda į vėlesnį laiką ir jau praėjus, kai aš jau buvau 11 klasėje, aš irgi mane lygiai tas pats apėmė nenugalimas, sakysime, instinktas, postūmis ar toks vidinis vidinė veržimė ir ji buvo irgi tokia neracionali, nenumaldoma, tai nesirėmė į tai, kas tave sieja aplink, nes aš tų pavyzdžių nemačiau ir aš nežinau, kaip tą daryti, bet aš supratau, kad aš kažkokiu būdu nebegaliu eiti į mokyklą ir turiu kažkokiu būdu iš jos pabėgti. Yra toks pat instinktyvus noras išeiti ir pabėgti ir mes jį galima įvairiai traktuoti. Ir aš žinau, kas tam mane paskatino ir kaip aš pats tuo metu racionalizavau tą dalyką, nes čia man buvo nebe 11 metų, aš buvau 17 metų jaunuolis, iš tikrųjų buvau dar nepilnametis ir
pats pabėgimas man buvo toks labiau metaforiškas ir simbolinis yra dalykas. Aš pasisiuvau tokį didelį krepšį iš brezento, nes kažkaip įsivaizdavau, kad žmogus, jeigu kažkur bėga, tai jisai turi pats savo pasisiųsti kuprinę, yra tokia savo rankų darbo, tokia negrabiai padaryta yra. Ir dar kelionės lasdą išsitašyti. Kelionės lasdos neįsitašiau, bet ta kuprinė ir dar paltas, kuris iš tikrųjų buvo ne mano, bet buvo vis mane gerokai už mane didesnis, aš dabar bijau pasakyti, bet greičiausiai buvo kažkoks vienas iš mano tėčio paltų, nes galvau, kad irgi žmogus bėgdamas negali bėgti kasdieninių rūbų, jisai turi būti kažkoks kreivas, šleivas ar bent jau netitikti tavo matmens, nes tokiu būdu tu kaip ir simboliškai nutrauki. Gal man taip atrodė egzotiškai yra, bet ir kai aš pabėgau ir tas pabėgimas iš tikrųjų buvo toks lemtingas, nes grįžti į normalią tokią linijinę tėkmę tu nebegali. Nesvarbu, kad tas truko ne taip ir ilgai, iš tikrųjų kokius 3 mėnesius ir aš supratau, kad aš visam laikui esu išskirtas iš tos srovės ir ta prasme tai, ką aš darau, yra mano paties veikimas, jisai nesiremia jokią sankciją, ta prasme jokia institucija nebegali taip sakant, manęs priimti ir akceptuoti, nes aš iš jos esu tam tikrų būdų išsprūdęs ar išmestas ir yra tarp manęs ir tarp bet kurios institucijos yra tam tikras nesupratimo dalykas. Aš pats negaliu paaiškinti, kodėl aš iš jos pabėgau ir jinai pati negali suprasti, kodėl iš šios tokios geros, naudingos, teisingos ir racionalios aš turiu ištrūkti. Ir įdomus daiktas yra dar vienas, nes tu pats tą gali padaryti, bet, sakysime, tavo tėvams yra toks supratimas, kad tu visiems turi tam gauti išsilavinimą, tai, ką jie vadina išsilavinimu. Ir aš dar už kelių metų jau vėl, taip sakant, pabėgęs iš namų, patekau į universitetą, bet patekau nestodamas, nes už mane buvo išlaikė egzaminus kitas žmogus ir aš kažkaip jau tik sugrįžęs ir supratęs, kad yra tokie suveikę spąstai ir aš vėl atsidūriau institucijoje. Ir tiesiog, kadangi tai buvo žiema ir nebuvo kur dėtis, aš galvojau, palauksiu kelis mėnesius ir kažkaip vėl iš jos pabėgsiu. Ta prasme, kiek aš esu susidūręs, tai yra toks pats gyvenimo žaidimas, ar sakysime, mano būdo ar mano santykio su gyvenimu daiktas, jis mane esmingai išmesdavo, pašalindavo, neprimdavo iš savo tarpo. Bet paradoksas galbūt yra tas, kad ir kiek manęs neprimdavo institucijos arba kiek aš su jomis nesitapatinau ir kiek jos man kėlė atstumimą, yra pati produkcija, kurią kūrė akademinis pasaulis ir didžiąja prasme yra nuo antikos laikų iki dabarties jis tapo mano gyvenimo dalimi. Gerai, Kazimierai, aš dar tada vis tiek norėčiau paklausti, nes klausytojai tikrai bus įdomu ir žiūrovai. Mes galime kalbėti apie totalitarinę santvarką, kada mums buvo brūkama ideologija, kuri tikrai galėjo būti nepriimtina ir jaunimas, jaunas žmogus, jaunuolis kaip tu, tokio amžiaus iš tikrųjų galėjo labai nuoširdžiai tam priešintis tokiu būdu. Tai
taip pat galima kalbėti apie, nežinau, visai kitus dalykus, kurie paskatino, sakykime, tavo tą tokį kelią. Čia labai paslaptingai nuskambėjo, kai iš tikrųjų tėvai rūpinasi. Tu, kiek žinau, ir fortepijonu groji, Dvariono mokyklą lankėjai ir kokioje mokykloje mokėjaisi bendro lavinimo, kokia tai buvo mokykla? Mokykla buvo, iš pradžių buvo 7 vidurinė Žirmūnuose, po to buvo 22 vidurinė mokykla Antakalnio pabaigoje. Tai va, tai puikios mokyklos, aš manau, kad ten buvo ir įdomių mokytojų. Ir ar tiesiog nesusidūrei su žmogumi, kuris sulaikytų tave toj terpėje ir tu jau tikrai žinotum, kad tai yra kažkoks šviesulys, kažkas, kas leisų tau išbūti tą mokyklos suolę. Pakomentuok, kas iš tikrųjų tai buvo per postūmis Akstinas? Čia mano aiškinimas gali būti ir bandymas prisiminti ir komentuoti gali būti dirbtinis, bet aš nemanau, kad pirmiausia, kad tai pagrindinis daiktas buvo ideologija. Ideologija gali keistis ar panašiai yra, bet yra sandoris su tam tikra turbūt sistema ir ją labai sunkiai apčiuopti. Jinai pati, sakysime, pati mokinimosi sistema, ėjimas į mokyklą, buvimas suolė ir panašiai yra, jis pats savaime nėra nieko ideologiškai neįkūnija. Jis yra medija. Aš galbūt nesakyčiau, kad aš turbūt labiau pabėgau iš tokios medijos formos. Ir mes sakome, akademinis pasaulis, bet ta prasme iš tikrųjų pats tas žodis mus grąžina į 5 amžių prieš mūsų erą, į Atėnus ir į tą sodą ir tiesiog galimas daiktas, kad kažkur labai giliai pasąmonėje yra tas utopinis vaizdinys, yra, kad žinojimas arba mokėjimas čia yra tokie 2 svarbus dalykai, juos reiktų pabrėžti. Aš vis dėlto manau, kad ta sistema švietimo, kuri dabar egzistuoja, jinai yra mokėjimo ir kompetencijų perdavimo sistema. Ir svarbu galbūt atkreipti dėmesį, kad žodis mokslas yra turbūt pirmas rašte, gal jis tas žodis anksčiau egzistavo, bet iš tikrųjų jį raštiškai pirmas Mažvydas pavartoja savo katekizmo pradžiamokslyje yra ir mokslas, jeigu jo šaknį surasti, jisai kyla nuo žodžio mokėti, tai yra sugebėti, turėti kompetenciją, panašiai yra. Mokslas savaime nėra pažinimo įrankis, jis yra kompetencijų mokėjimo perdavimo dalykas. Ir jeigu taip atskirti, ta prasme, kad yra žinojimas ir yra mokėjimas. Mokėjimas yra tai, ką gali perduoti tokia medija ir mediją perduoti su savo racionalumu, su tokiu algoritmu, kuris yra tikrinamas, eksperimentiškai pamatuojamas, kurį gali pasverti. Bet jeigu aš galvočiau, iš ko aš pabėgau, aš vis dėlto turbūt pabėgau iš to, kad kompetencijos mokėjimas, tai, ką graikiškai apibūdino žodžiu techne ir kas į lotynų kalbą buvo išversta kaip ars. Ars gali būti išverstas ir kaip menas, ir kaip gebėjimas. Ir jis dabar daug žmonių meną susietų tokia su grinai humanitarinė sritimi, bet menas iš tikrųjų apima ir amatą kaip technologinį gebėjimą. Tai aš vis dėlto pabrėžčiau ne ideologinį santykį, ne pačių žmonės, yra jau visai nesenai ir aš jau kiek praėjus jau tiek tų metų, kai ta mokykla atrodo tokia nesugrįžtama utopija, jinai tampa, aš taiga supratau, kad tie mokytojai, kuriuos aš kitus prisimenu, jie ne tai, kad tu ateini mokyklą ir tu susiduri su žmonėmis, kurie tau dėsto vieną ar mokina vieną ar kitą dalyką. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti tuos mokytojus kaip į sistemą,
tai jie nueina į pačius archaiškiausius laikus ir jeigu tu susiduri, kad ir, pavyzdžiui, aš pagalvoju apie savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, tai ji ne šiaip mokinasi kažkur abstrakčiai, jinai mokinasi pa žmonės ir pas asmenis, sakysime, universitete ir tokiu būdu ar ją egzistuoja ir kitoje sistemoje ir aš galvoju, aš iš tos sistemos, tos vidinės, gilios ir aš dabar bijau pasakyti tikslę savo tos mokytojos genealogiją ir aš egzistuoju toje terpėje, kur iš tikrųjų nueina į begalinius laikus. Mes, ta prasme, jeigu bandytumėme surasti, kada prasideda tas švietimas, mes bet kokį mokytoją, kuris ateina mokykloje ir atsiduria prieš vaiką ir jo genealogija nusitęs iki begalybės. Ir mūsų galbūt mes paišome kartais genealogijas savo giminės ar panašiai ir tokia, sakysime, kraujo genealogijos, bet dar gilesnė, pavyzdžiui, kad ir žinijos, tos žinijos, kuri yra gilesnė už mokėjimo perdavo, genealogija yra dar gilesnė ir jeigu ją pradėti eiti, iš tikrųjų, ta prasme, kurioj vietoj ta mokytoja, su kuria susidūriau, kurioje vietoje jį baigėsi ir mes taiga suvoksime, kad mes patenkame į tą ir kompetencijų, ir mokėjimo, bet kartu už jos dar tą slypinčią gilesnę žinojimo tikrovės begalybę. Ir tas tinklas, kuris iš tikrųjų mes jau turime net nebelijinį daiktą, jisai egzistuoja visur ir visakame, ta prasme, iš jo ir negali pabėgti, ir tu gali prarasti kažkokią kompetenciją, atsisakyti ir aišku, visiems aš turbūt kalbu apie mediją, yra tarp kitko įdomus daiktas, čia man gal buvo 12 metų ir mano fortepijono dėstytoja buvo studentė konservatorijoje ir aš visus metus 12 metais ateidavo ir man reikdavo pasiimti raktą, susirasti auditoriją, pasirinkti ir aš toks buvau kaip, aš visai nesnai kažkaip pagalvojau, kad aš metus, būdamas toks mažas berniukas, aš visus metus pragyvenau konservatorijoje kartu su suaugusiais žmonėmis ir nors iš tikrųjų tie mano muzikos, muzikai aš tiek priešinausi, bet pats tas santykis su ta pačia medija, jis egzistuoja. Tai yra labai gilus santykis ir iš tikrųjų, jeigu mes galime kalbėti, kad yra tam tikros švietimo režimai, tai mes galėtume gal postuluoti, kad yra toks švietimo režimas, kai perdodama tik techninė, bet yra gilesnis švietimo režimas, kai tu susiduri su ta daug giliau į praeitį ir į vidų nueinančią genealogiją. Ir aišku, už viso to stovi tas aukščiausiasis pažinimas, kuris yra mumise, kurio mes negauname, kuris yra neperteikiamas nei pamoka, nei mokslų, nes mes mokydamėsi gauname techninę, mes iš tikrųjų tampame įrankiui, kuriam galbūt mes galėtume tapti tuo indu tam žinojimui, kuris yra giliai mumise ir kuris yra giliai viršuje ir čia, ta prasme, mes įvairiai galėtume. Mokymasis privačiai namuose, tarkim, kaip per pandemiją tokių idėjų kilo, kad į mokyklą neinam, mokomės nuotoliu, bet tarkim, tokių privačių senovės guvernančių pavyzdžių privatus mokytojai, kurie būtų samdomi, tarkim. Ar toks mokymas tau būtų artimesnis? Esmingai jis iš tikrųjų vargu ir skirtusi, nes tiesiog ir klasė, kur egzistuoja skaitmeniniu būdu, jinai visien yra suburia žmonės, kad ir tokių pavydalų yra. Bet to visi supranta to dalyko laikiniškumą ir jeigu būtų švietimas taptų tik nuotolinis, tada galbūt mes galėtume pasverti, kaip
koks iš tikrųjų, kokia jo raiška ir panašiai yra, nors yra pabrėžiama, kad tie vaikai, kurie kelis metus turėjo mokintis nuotoliniu būdu, jie visiems patyrė tam tikrų spragų. Nors aš manau, kad tai vis dėlto yra kiekybinis skaičiavimas ir švietimas yra ne tik kiekybinis dalykas. Tai aš manau, kad čia reiktų pasižiūrėti, kiek tie dalykai, kiek tas egzistuoja, bet ta prasme tiek tie vaikai, kas mokėsi ir nuotoliniu būdu, jie visiems jiems pamokas vedė mokytojai, ta prasme, tai jie iš tikrųjų nemanau, kad labai skirtingai, labai egzistavo sandoroje, ne su kažkokia visiškai tokia priešinga ar kitoniška medija, kai aš turbūt anksčiau, kai įsivaizdavau tą mediją, tai jinai turėtų būti visiškai kitokia. Yra kokia kitokia, yra sunku pasakyti. Ir kažkada sandoris su mokytoju buvo vienoks. Ir, ta prasme, jeigu mes kalbam apie mokytoją kaip apie žinojimo, ką aš sakau, perdavimą, ne tik apie techninės, tai yra vienas būdas. O jeigu ta techninė perdodama ar nuotoliniu būdu, ar tiesiogiai pamokoje, auditorijoje, ir mes dalyvaujame tik tai tų kompetencijų ir mokėjimų perdavimo grandinėje, yra mūsų visiems yra santykis su tikrove yra instrumentinis. Mes gauname tam tikrus instrumentus, įrankius, kurie mums padeda gyventi bet kurie neatsako į klausimą, kas yra gyvenimas, kas yra pats mokslas ir kas švietimas. Tiesiog mes turėtumėme gauti visiškai kitą atsakymą. Ir aš manau, kad žmonės, kurie, pavyzdžiui, mokėsi ypač tokias disciplinas, sakysime, muzikinės, kaip smuiką ar fortepijoną, ir kurie yra mokėsi ne bendroje pamokoje, bet turėjo vieną mokytoją, ir, ta prasme, jie geriau gali suvokti, kas yra sandoris su dėstytoju, kuris yra vienas, su kuriuo tu lieki vienas, tu net nesi anonimiškai klasėje, auditorijoje ar paskaitoje yra, bet tu turi su juo kartu prabūti kažkurį laiką. Bet nors ir tai, ta prasme, yra tie dalykai sureguliuoti, bet, sakysime, jeigu mes paimsime tokią tradicinę sistemą, kuri irgi yra, sakysime, jinai beveik neegzistuojanti ir išnykusi, yra kaip indiška tradicinė guru šišia parampora, kai vaikas ateina į mokytojų namus, ir tas beje buvo ir Kinijoje, ir 20 metų ar praleidžia mokytojų namuose, ne tėvų namuose, bet praleidžia mokinio namuose, ir per tą 20 metų jis be kompetencijų tampa dar ir to žinojimo nešėjų. Tai ta sistema, su kuria susidūriau aš, jeigu ją galima būtų, jinai irgi turi tam tikrą istorinį variantą, tai yra mokykla su pamokomis, su dalykais ir su egzaminais, ir vieninteliu, čia buvo kalbama, kad tai yra ideologija, bet iš tikrųjų vienintelis daiktas, apie kurį galvojo, niekas negalvojo apie ideologiją, galvojo apie vieną daiktą, kad tu turi tuos gauti gerus pažymius, kad galėtum įstoti į aukštąją mokyklą. Aš galbūt, man sunku yra pasakyti dabar, bet aš manau, kad aš pabėgau iš tokio modelio, kuriame žmogus yra subordinuotas nežinojimo gavimui, bet įsėjimui į tam tikrą sistemą yra,
aš suprantu, kad baigę aukštąją mokyklą žmonės atsiduria išmesti gyvenimą ir ta prasme jie kitaip gali egzistuoti, bet daiktas, apie ką aš turbūt pasąmonėje svajojau, prasme ne tai, kad pasąmonėje, bet neišreikštai nesąmoningai yra, kad egzistuoja kitoniškas žinojimo perdavimo būdas, nes ta mokykla, į kurią aš ėjau, prūsiška mokykla, yra iš tikrųjų irgi toks genialus prūsų pietistų išradimas, kuri beje yra ir šiuo metu egzistuoja. Jinai Lietuvoje galbūt irgi po truputį gal irsta, bet jinai tebėra gyva, tai tebėra Japonijoje, per Japoniją, pavyzdžiui, ir Pietų Korėjoje yra, kuri pagrįsta tokiu mokymu. Ir pavyzdžiui, aš nesenai apie Pietų Korėjos švietimą tokias, kai klausiau paskaitą, yra iš tikrųjų Pietų Korėjoje, tie vaikai, kurie baigia mokyklą, jiems net ne aistra, bet tokia jie atsiduria beveik ant bedugnės, yra, kad įstojimas į aukštąją tau atveria gyvenime arba užverčia gyvenimą. Jeigu tu nepatenki į kelias prestižinės aukštasias mokyklas, tai tu lieki už visuomenės ribų. Ir iš tikrųjų tai yra toks, turbūt gal dar labiau suabsoliutintas prūsiškas santykis su tikrovė yra. Ir akivaizdu, kad jis yra ne vienintelis, bet jis technologiškai pasirodė esantis labai įtakingas, paveikus, yra perdodamas, ir akivaizdu, kad tai nėra vienintelė sistema. Tokioje mokykloje gali būti dėstama įvairi ideologija, bet čia aš kalbu apie patį jos egzistavimo būdą kaip medija, į kurią patenka vaikas, ne apie tai, kas joje yra mokama, ar kas joje kas joje yra, kokios kompetencijos yra perdodamos. Tai tu minėjai, yra kitokie žinių perdavimo būdai. Aš čia dabar pajuokausiu, mes galbūt prisimintume tokią metaforą gyvenimo universitetai ir dar prisiminkime daugybę žmonių, net ir mūsų senelių, prosenelių kartos knygnešių laikus, kada žmonės buvo ištroškę žinijos ir jiems būtų neįsivaizduojamas dalykas, kad tau atneša valstybė mokslą, tik tu eik, vaikė, mokykis, ir dabar kažkas tokie kaip Kazimieras, individualybės, yra kažko nepatenkintos, jos nepriima tos dovanos arba, tarkim, atmeta ją kažkurio momentu ir ieško kažkokio kito kelio. Tai, žodžiu, daug žmonių iš tikrųjų labai norėtų pasvajoti apie tokius mokslus, kurios suteikia, sakykime, šiuolaikinė mokykla. Tai vis dėlto, koks tas buvo kitas žinių perdavimo modelis? Ką tu gavai, sakykime, per tuos 3 mėnesius, kai tu nelankei mokyklos? Turbūt daiktas, kuris toks pats aiškiausias, nes aš įsivaizdavau, kad ta vieta, į kurią aš bėgu, aš pateksiu į vietą, kurioje bus didžiulė biblioteka ir kur man atsivers kažkokie akiračiai neregėti, ir ten, kur aš pabėgau, ten nebuvo nei tos bibliotekos, nei tų akiračių. Tai daiktas, aš supratau, kad ir bėgti yra, tu gali iš kažko pabėgti, bet į ką bėgti yra iš tikrųjų labai yra keblų. Iš tikrųjų labai įdomu. Galbūt, bet sakysime, gal ne visi vaikai, bet kažkokie vaikai gal apie tą svajotų yra, bet jie visiems susidurs su tam tikra galimybių riba yra. Ir net jeigu, o gal net ir patekę į utopinį pasaulį, ta prasme, gal pats tas stygius ar stoka ir pasiekimas jis yra kažkoks gilesnis dalykas. Aš negalėčiau tiksliai atsakyti tą daiktą. Ir aš tiesiog susidūriau su faktu, kad aš iškritau iš tam tikros
linijinės logikos ir kad nebėra kelio į ją sugrįžti. Ir nežinau, ar ta medija, kuri atrodytų, kad jeigu tu iškrenti iš švietimo sistemos, yra, ta prasme, tu lik ir tas jos produkuojamas kompetencijų, žinojimo ar žinių korpusas, jis turėtų būti tau nebesvarbus, bet dalykas tapo taip, kad jis tapo mano tokia neatsiejama gyvenimo dalimi. Ir aš čia tiesiog bandau labai kažkaip negrabiai, taip netašytai surasti būdą, kokiu būdu aš egzistuoju tose dalykuose. Ir kars nuo karto yra pastangų kažkaip ar mane atvesti, ar kažkaip ten bent taip trumpam įstumti į tą akademinį pasaulį, ir visuomet aš išgyvenu tokį daiktą, kurį kažkada vartau, nežinau, tokių žodžių nusakydavau, kad yra tokia maginė idiosinkrazija. Tu negali kažką patekti ir viskas. Yra, ta prasme, tu tiesiog, kad ir kaip benorėtum, tu neturi jokių durų ar panašiai, kaip į tą įžengti ir pateikti. Ir bet koks įvedimas sukuria tokį didžiulį atstumimą, kad tu jo negali pasakyti. Ir iš tikrųjų tas išgyvenimas, nes atrodė, o koks dar gali egzistuoti būdas. Ir galbūt aš turiu tą atsakymą, bet jis irgi yra labai miglotas yra dalykas, ir čia nėra, aš nekalbu apie tam tikrą modelį ar tam tikrą siekimybę, ir čia tiesiog yra įdomus daiktas, kad aš susidūriau su įtrūkiu ir pertrūkiu toje tikrovėje, ir galbūt mažai kas yra tą išgyvenę, nes dažniausiai arba netgi gal ir paprastai, arba beveik turbūt dauguma atvejų, ta prasme, žmonės paprastai su gyvenimu susiduria, kai baigia aukštuosius mokslus ir kai jie kitaip turi tą gyvenimą pasverti. Dėl to tas švietimas jiems praeina kaip tokia akivaizdi dalis, apie kurią ir nesusimastai yra. Aš iš tikrųjų apie ją susimastau ir kurią aš kartais bandau išspręsti yra dėl to, kad aš iš jos iškritau. Tai tas iškritimas yra tarsi buvo būdas, kuris ne tai, kad tai man būtų labai svarbu bet jis tiesiog yra lyg ir atsirado galimybė, net aš nemanyčiau, kad poreikis yra, bet tiesiog kaip klausimas, o kas pasirodo, kad yra kažkas, iš ko gali iškristi. Ir tas, iš ko tu iškrenti, ar tikrai yra toks didelis daiktas. Ir vis dėlto aš manau, kad aš iškritau ne iš žinojimo, aš iškritau iš to metodo, to būdo, kuriuo yra perduodamos kompetencijos ir mokėjimai. Ta prasme, tai, ką mes suformuojame žodžiu mokslas ir kaip sakiau, kad mokslas tai yra tam tikra tokia technologinis kosmosas, kur mes turime kompetencijas, kaip gyventi pasaulyje, kaip su juo elgtis, kaip jame būti, bet tas daiktas, kuris neatsako, kas yra pasaulis, kas yra buvimas, kas yra žmogus. Ir galbūt bent šiuo metu šitame etape apskritai mes beveik neturime būdų, kaip yra perduodamas yra tas žinojimas. Ir mes iš tikrųjų, galbūt jis labai
degradavusių pavydalų egzistuoja vienur ar kitur, ar keliose skirtingose civilizacijos. Ir tai dėl to net nebegaliu sakyti, ar tai tikrai yra realu. Ir aš pats to nepatyriau. Arba patyriau yra iš tikrųjų tokių labai mažų tokių provaizdžių ar panašiai, yra, kaip yra susiduriama su tikrovė. Ir čia daiktas yra, tai apie ką aš kalbėjau, tai yra toks sandoris su prūsiška mokykla yra, ir ne tai, kas joje yra formuluojama, ta prasme, bet kokiu būdu ta medija yra sukuriama, beje, labai visiems, aš dar kartą noriu pabrėžti, labai technologiškai veiksminga medija, bet greičiausiai ne vienintelė. Tai aš daugmaž taip galiu įsivaizduoti, kad tas techninės žinias tu be jokios abejonės puikiai valdai, matematika, ten kalba ir panašiai, bet tau labai anksti jau kaip labai brandžiai asmenybei nepakako ir ypatingai tos prieigos, tos, apie kurią tu dabar kalbėjai, ir dėl to tu galėtum būti pavadintas kaip viena tų, sakykime, retų asmenybių, kurios, pasak profesorius Antano Andrijausko, kuris šiandien beje pristato dvi savo knygas apie Čiurlionį, kuris yra pasakęs, kad žmonės, kurie yra gerokai prašokę tą vidurkį, tą tokį mastelį, jie jau yra žymiai toliau ir jie dėl to neįsiterpia į tą tokią vidutinišką mokymo, sakykime, mediją, kaip tu sakai, tai tu labai anksti prašokai, pranokai ir didžiuliais 7-myliais žingsniais ėjai tolyn ir pats ieškojai to kelio ir netgi iš tikrųjų galiu pasakyti, kad pats tapai to mokytoju daugam individualiai ir grupiai žmonėm, jiems prašant, iš tikrųjų daug esi ir nukreipęs, apie ką mes ir kalbėjom anksčiau, ankstesnėje laidoje. Apie tą mokytoją, aš manau, taip kitaip, bet pats manau, kad galbūt kažkam darė tas pats daiktas, pats tas potyris to pertrūkio, kaip aš sakiau, jis galbūt kažkam persidavė, kad tu gali, kad ta tikrovė, su kuria susiduriame, nėra vienintelė, kad vis dėlto tai yra tik tam tikras režimas ir kad iš jo turėtų būti kažkoks kelias. Ir netgi ne tai, kad tu pateiki tą kelią, kaip išeiti ar kaip jį pakeisti, bet kad galbūt egzistuoja tokia galimybė. Ir tada tu staiga atsiduri prieš pasaulio įvairovę ir tu galvoji, kad kažkada buvo taip, ar yra kitur kažkaip, ar kažkada buvo, ar kažkur yra didelis klausimas, bet tai, kad mes susidurėme su tokia galimybė ir turime tokį atsakymą, ir ta prasme, arba ieškome tokio atsakymo, yra toks, irgi yra kaip mokinimo procesas, yra, ta prasme, mokinimas šitoje vietoje yra ne tai, kad tu kažką sužinai, bet mokinimas yra tai, kad egzistuoja žinojimas, kuriam greičiausiai irgi reikia terpės, bet kuriam tokia terpė, tokia kompetencijų perdavimo terpė, klausimas, ar yra iš tikrųjų pati geriausia, o gal net ir terpė, kuri tą žinojimą paslėpia, nukelia kitur, padaro jį nebeaktualiu ir žmogų formuoja taip, kad jis tiesiog egzistuotų tokioj technologiniai visuomeniai ir galiausiai atveria tą galimybę, kad pats žmogus imamas kvestionuoti, kaip žmogus yra, bet jis tada pabrėžiamas, kad jisai turi tokią instrumentinę technologinę reikšmę, kurią labai nesunku taip distopiškai įsivaizduoti, kad žmogus gali tapti tik tokių techno įrankių kažkokiam tikslui siekti, kad jis pats yra
pats yra įrankis ir, prasme, jo tokia teleologija žmogaus pasidaro tas tikslas, jis yra suinstrumentinimas, yra tik tai, jis tiesiog yra irgi pats žmogus yra tampa tik tokia antropologinė terpė tam tikroms technologinėms manipuliacijoms. Iš tiesų, atsiradus internetui ir užaugus naujai kartai, tas požiūris pasikeitė ir atsirado tai, kad tu vadini žmogaus suinstrumentinimu. Ir o grįžtant prie tos temos, prie mūsų mielos knygos, kurią galima paimti į rankas kaip daiktą, pačiupinėti galima, ją galima net pauostyti, ar ne, kaip kvepia popierius. Iš spaudos knyga šviežiai atkeliavusi, ji turi savo vėl tokį buvimą. Tai dabar, šiuo metu, internetas, kuris įsigalėja, ir dirbtinis intelektas, kuris nepaprastai sparčiai žengia į priekį, kaip jisai paveikia knygų pasaulį? Kas vis dėlto yra gerai? Kas mums palengvina gyvenimą? O dėl ko galėtume pradėti ir nerimauti? Kaip tu manai? Sunkus yra, arba gal ir nesunkus yra atsakymas, kadangi aš esu kiek vyresnis ir dar savo pirmą klasę aš atsimenu, kai aš rašiau kaligrafiškai ir braukdamas ašaras, nes reikėjo kaligrafiškai parašyti visą sąsiuvinį iš raidžių ir tos raidės kažkaip kreipėsi ir nesiklosti. Ir praėjau turbūt, jeigu taip įsivaizduoti tą pirmos klasės, tai yra maždaug kokių 500 metų istorija, taip vaikai gyveno. O jau vėliau yra, taip sakant, tu susiduri ir su spausdinimo mašinėlė ir taip sakant, pereini visą etapą. Ir pamenu, spausdinimo mašinėlė netrodė toks daiktas, kuris technologiškai yra toks, tave kažkaip galėtų dominuoti, jinai tokia truputėlis, palyginus su rašymu ranka, yra galbūt tokia, yra gal ir įspūdinga priemonė yra, bet tokia nepasakyčiau, kad labai įspūdinga, kai tu turi kažką su juo palyginti. Bet kai apie paskutinėme dešimtmetyje 20 amžiaus atsirado kompiuteriai ir atsirado baimės, kad kompiuteriai gali užvaldyti pasaulį ir kažkaip prisimenu tą dalyką, čia maždaug, sakysime, jau 35 metai arba 40, jeigu mes apie Ameriką kalbėtumėme. Ir labai greitai tas daiktas ėmė sklaidytis, nes visi suprato, kad vis dėlto kompiuteris ir panašiai yra įrankis, kuris esmingai nieko nekeičia. Pavyzdžiui, mano nuomonė, kad kol kas yra nekeičia. Dirbtinis intelektas yra toks naujas daiktas ir jis irgi grįžta su savo baimėmis. Negrįžta, aš turiu galbūt grįžta, nes jis toks yra lyg ir daiktai, kurie jau yra išgyventi, bet jisai vėl atrodo, kad tos grįžta senosios baimės. Ir šiaip žmogus ir mes gyvename pasaulyje, kuris jau 1000 metų žmonija laukia, kada ateis ta pabaiga. Ir čia būtų galima pagalvoti, kodėl apskritai yra toks instinktyvus pasaulio pabaigos yra motyvas, kuri vis tuoj turi ateiti, bet vis neišnyksta. Lietuva, kas yra vyresni, galbūt gali prisiminti 2000 metus, kur buvo manoma, kad nuo rikto kompiuterinio
tiesiog gali išnykti pasaulis, nes tie 2000 metai yra labai svarbus, nors aišku 2000 metai buvo svarbus tik tai skaičiavimo sistemoje, kuri skaičiuoja, nes pavyzdžiui, bet kokia kita, sakysime, jeigu mes paimtume Indiją, kur egzistuoja dar dešimtis kitų laiko skaičiavimo vienetų, ten joks gražus apvalus skaičius tuo metu nepasidarė, bet buvo toks tikrumas. Ir įdomus dalykas, prieš kelias dienas aš pasižiūrėjau interviu su Semu Altmanu, kuris yra vienos iš tų programų GTP Chat bendrovė vadovauja, kur išleido šitą programą. Chat GPT? Chat GPT yra šitą. Ir įdomus yra dalykas, kad toje interviu, šiaip jeigu, pavyzdžiui, mes tokį daiktą priimame kaip vardas yra kažką reiškia, lotyniškai yra nomenes tomen, ir man buvo tiesiog įdomu, nes pavardė yra Altmanas, yra kaip senas žmogus, bet jis atrodo kaip maždaug 15 metų jaunuolis, jam apie 40 metų, jis turbūt vadinamas tas millennium kartos yra žmogus. Ir pats jo vardas yra Semas, yra Samuilas, tai yra Šema El, ta prasme, arba Dievo vardas, arba Dievas išklausė, ar panašiai yra. O žurnalistas, su kuriuo jisai kalbasi, jisai sako, ta technologija, ta naujoji yra kaip Dievas, jinai gali lemti, o jisai su tuo su pavardė Senis, arba toks senas išminčius ir su žodžiais Dievas išklausė, sako, sako, šita technologija yra tik įrankis, jinai nieko nesako, jinai nėra Dievas, sako. Ir vyksta toks valandos dialogas, kur žmogus, kuris yra ne technikas, sako, čia yra kažkoks didelis pavojus. Jis sako, čia yra ne pavojus, čia yra tik įrankis. Nes jis sako, jis neturi veiksnumo, jis negali atlikti moralinių sprendimų, sakė, mes jį įdedame. Ir iš tikrųjų įdomus buvo man dalykas paklausyti, yra, kad šitoj vietoj pats Altmanas beje labai nepanašus į tokį, sakysime, kaip mes įsivaizduotume, tokį programuotoją technologinio pasaulio atstovais, toks labiau panašus į tokį pasimetusį paauglį, kuris jis sako, čia mes nesukūrėme Frankensteino, čia viso labo tik įrankis yra. Mes už jį neatsakome, bet jis nieko stebuklingo negali padaryti. Galbūt po 10 metų, jis ten mydė 10 metų, sakė, gal ir kažkas bus. O kartu ir pripažįsta, sako, bet mes nežinom ateities, gal ir nieko nebus. Aš manau, kad čia YouTube yra tas interviu, gal jų ir daugiau, yra galima tiesiog susidurti iš kitos pusės, yra, ta prasme, iš, sakysime, tos programos ir to instrumento įrankio pusės yra kai sakome, kad tai ir manau, kad yra tiesos dalis, yra, kad vis dėlto mes turime naują įrankį, su kuriuo mes vienaip ar kitaip susidurėme. Aš, pavyzdžiui, pats su juo susidūręs ir iš tikrųjų yra geras įrankis, kaip, sakysime, kaip žodynas arba kaip gramatikos ar morfologinės analizės įrankis. Aš labai tokia siaura prasme yra naudojau ir prasme ten pats Semas Altmanas, jisai iš tikrųjų sakoma, kad jis gali būti panaudojamas kurti ir biologiniam ginklui ir kokiu būdu jie bando padaryti, kad jis netaptų įrankių dalykams, kurie būtų pragaištingi žmonijai. Bet iš tikrųjų jis labiau reiškia viltį, kad jis taip nebus naudojamas arba jiems pavyks sukurti tokius algoritmus, kurie jiems tą draus daryti. Nors iš tikrųjų jis pats sako, kad pats įrankis pats savaime yra neveiksnus daryti sprendimų.
Vadinasi, reikia daugiau galvoti ir būti užtikrintam tuo, kad ne įrankis žmogų valdo, kaip čia daug kas gaščiojasi, bet žmogus turi tvirtai valdyti šitą įrankį, lygiai taip pat kaip ir visus kitus įrankius. Tiesiog valdyti. Tas pats, apie ką aš čia, taip sakant, labai migloti ir net man pačiam sunkiai suprantama tokia kalba bandžiau pasakyti, kad jeigu mes norime surasti kelią iš šito, ta prasme, mes turime surasti švietimą arba tokią mokyklą, tokį akademinį pasaulį, kuris yra ne tik žinių, duomenų, informacijos ir kompetencijų mokėjimo perdavimas, bet kuris gali būti ir medija tam žinojimui, kuris atsako, kas yra pasaulis, kas yra žmogus ir panašiai. Nes kitų atžvilgių mes netgi be šitų tokių pačių šiuolaikiškiausių technologinių priemonių visiems gyvename tokiam techninės pasaulyje, va tos graikiška prasme techninės yra, tai yra tik tam tikro gebėjimo atlikti tam tikrus veiksmus pasaulyje nes ir pasaulyje, kurie mums išsprūsta galimybė susidurti su žinojimu. Ir aš kalbu gal kažkiek miglotai yra, bet prasme galima pajusti, kad pats, sakysime, jeigu aš grįžtu prie savęs ir galvočiau, kodėl, pavyzdžiui, tu kažkaip nori pabėgti iš daikto, kuris yra pats savaime, jame nieko blogo nėra, mokinėmės yra, bet greičiausiai yra vidinis yra postūmis ar polinkis, kad yra tikrovė, kur galbūt jinai iliuzinė ir panašiai yra, kad yra tokia medija, arba gal net galime sakyti, kad yra tokia tikrovė, kur yra tas perduodamas žinojimas. Tai iš tikrųjų tai nėra miglota, aš tai tikrai įsivaizduoju neblogai, ką tu nori pasakyti, mes kitose laidose mėginsime išplėtoti šią sampratą. O netrukus laidą baigsime, tai dar turiu vieną klausimą. Tau. Pastaruoju metu populiarėja programėlė Blinkist. Tai tokia programėlė, kuri paremta dirbtiniu intelektu. Dirbtinis intelektas apdoroja milijardus knygų, kiekvieną dieną išeina 1000 knygų visam pasaulyje, naujų netgi, kurios dedasi prie senųjų knygų. Tai dirbtinis intelektas apdoroja pagal tam tikrą sistemą ir padaro 15 minučių santrauką. Šią santrauką kiekvieną dieną žmogus, reklamoje yra pabrėžiama, kad vedžiodamas šunį ar vairuodamas automobilį, tą pasirinktą knygą ar grožinės literatūros, ar specialiosios literatūros veikalą per 15 minučių įsisavino. Kabutėse perskaito, galbūt išklauso tą knygą, tą santrauką. Štai toks naujas būdas skaitimo 15 minučių atsirado ir sakoma, kad Holivudo turtuoliai, verslininkai ir naujieji intelektualai labai žavisi šią galimybę. Per kiekvieną dieną per 15 minučių perskaityti kokią nors jo nuomonę svarbiausią knygą. Susipažink. Ką tu manai apie tokią idėją? Knyga per 15 minučių. Manau, kad... Apdorota dirbtinio intelekto. Čia mes kalbėjome apie tokį mokyklą kaip apie tokią švietimo mediją, kuri perduoda kompetencijas. O turbūt tas 15 minučių yra greičiausiai čia tos medijos, kurią aš čia taip kaip ir kritiškai bandžiau apibrėžti, yra toks jau sukarikatūrintas pavydalas. Sukarikatūrintas vien dėl perforatyvumo yra, nes knyga, kurią tu skaitytum mėnesį, jinai ugdo kitaip, jeigu jos pats turinys nieko nepasako, pats netgi, sakysime, jeigu mes turime knygą tokią materialę, medžiaginę, jinai turi savo kvapą, jinai turi savo nešiojimą, jinai turi savo tą laiko patiną
Ir ją gali skaityti ryte, gali skaityti vakare, gali skaityti, kai randi laiko. Ir tas gali trūkti, tas gali užtrukti labai ilgai ir tu gali jos nebaigti. O 15 minučių yra tokia iliuzija, kad tu susidūrei tu knyga. Iš tikrųjų nesu jie susidūrei, nes netgi knygos turinys yra jos neišsėmė. Ir neišsėmė vien dėl to, kad pavyzdžiui, kaip ir nesvarbu, ar mes turėsime, sakysime, muzikos atlikimo veikalą ir, pavyzdžiui, kuris, sakysime, trunka 35 minutės, yra pats tas laikas, kuris ir tarp kitko labai įdomiai išgyvenamas, jisai gali būti atrodyti, kad tu klausaisi kažkokią sonatą, pavyzdžiui, atliekamą valandą, nors jinai truks tą pusvalandį. Ir vien dėl to, kad mes susidurime su kitomis trukmėmis, kitomis performatyvinėmis trukmėmis. Ir pati knyga, mes galime suprasti, kad jeigu trumpai paklausti, apie ką ta knyga, ir galima sakyti, ten yra įvykęs kažkoks detektyvinis siužetas ar panašiai, bet iš tikrųjų tas jos kaip formos pačios, niekas jos neperteikia tokių sutrauktų ir kitų būdų. Yra būdas, kai žymus literatūros kūriniai įgyja kinematografinį pavydalą ir tai yra kita medija, bet kuri visiems trunka 1,5 ar kelias valandas ir kuri irgi labai sutraukia, yra specifiška ir kuri bando kita medija perteikti, bet tiesiog papasakojimas, kas knygoje vyksta, nėra knyga. Tai yra toks turbūt karikatūriškas pavydalas, kad mes gyvename duomenų ir informacijos pasaulyje, bet ne žinojimo pasaulyje. Ta prasme, čia ta medija tiesiog yra karikatūriškai tokia groteskiška. Tai nuolat girdimas socialinėje erdvėje skaičius 15 minučių. Ar tai yra iš tikrųjų kažkoks siūlomas optimalus gyvenimo būdo algoritmas? Kaip tu manai? Sunku pasakyti, reikėtų greičiau pasiklausti tų pačių 15 minučių arba tų, kurie perša tas 15 minučių. Greičiausiai yra bandoma pasakyti, kad žinojimas nereikalauja laiko ir nereikalauja pastangų, kad jis yra tokia prekė, kuri gali būti labai greit pateikiama. Kai kam gali tas daryti įspūdį, kad per tas 15 minučių jie susiduria su ta tikrovė. Iš tikrųjų tai yra tokia iliuzinė prekė. Tai apibendrinant mūsų pokalbį, norėčiau išgirsti atsakymą, apibendrinimą tokį. Tai kaip aš suprantu, tu išėjai iš akademinės medijos gan anksti, pradedant mokyklą, bet akademinė knyga, akademinis pasaulis iš tavęs neišėjo kaip toks. Ar galima tai pasakyti? Nes tu ir toliau gyveni toj terpėje ir puikiausiai gali būti pašnekovas bet kuriai sričiai, ten, tarkim, filosofijai, filologijai, religijotyrai ir panašiai, nepaprastai daug žinių esi sukaupęs ir jas labai įdomiai reflektavęs. Tai neišėjo ta akademinė knyga iš tavęs. Jis vis dar atsivertus ir prašosi būti skaitom, ar ne? Nes manau, kad jeigu jau mes taip kalbame apie tą linijinį režimą, apie švietimo arba tų kompetencijų medijas, aš manau, kad žinojimas kaip toks, jis nėra įspraudžiamas į jokią mediją. Tai yra, jeigu mes pavartotumėme Senojo testamento poetinę kalbą, tai yra toks pažinimas veidas į veidą. Tai dėkoju, Kazimierai, už labai įdomų pokalbį.
atsisveikinu su mielu žiūrovu iki kitų kartų. Viso gero.